pedagogikos. Ir daug labai išradimų padaręs, ir daug labai patobulinimų padaręs. Ir šiuo metu jis sunaikintas yra sąmoningai. Todėl, kad jisai turi 2 kambarių butą, jis turi 14 hektarų žemės, šiek tiek buvo sąmoningai uždarytas į psichuškę. Psichuškė, aišku, sunaikino jo sveikatą, padarė jį apydurinį, ne visai durną, bet apydurinį. Ir dabar jis sunaikino tai, kad atidavė kažkam tai jį globoti. Sovietmečiu, žodžiu, sovietmečiu jam sunaikino psichiką, o dabar dar pribaigė. This is my Lithuania is bankrupt. Right. Well, this is my public house. Yes, the government. Yes, government. Let's get rid of puppets. He is... Gal vertėjų turit? Kaip jisai vagis? Vertėjų gal turit? Gal mokat, ne? He is not good pupil. Jaunimas moka. Have money. Put Money in the pot. And the hapa. You understand me? Ask the price. Thank you. Sorry. Turėsit anglų studijuoti. Nu, aš biskį jam paaiškinau, jis viską suprato. Kad ir sovietai bendrininkai. Savo kišenę, o man tai nieko špygą. Jis viską suprato. Ant nugaros kažkas parašyta. Nu, čia mato, čia reikia sugebėti ir su koja, ir su ranka, ir su akim, su visko kalbėti. Angliškai nesunku kalbėti, kaip mokymų. O, škotai ateina su sijonėliais. Nu, fainai, mes juos biskį užverbuosim. Užverbuosim. Ne, ten, kaip sakant, aš tiek jau seniai kalbėjau angliškai 10 metų atgal. Įsivaizduot, man labai sunku. O be to nieko ir nemokėjau, tą pačią paprasčiausią buitinę kalbą. Tai ką man dabar prieš 10 metų vėl prisiminti, taip staiga, kartais pritrūksta žodžių. Aš labai atsiprašau. Aišku, aš atrodžiau labai kvailai, bet aš turėjau tam žmogui paaiškinti, kad jis suprastų esmę. Bet jisai labai greitai suprato. Kad, reiškia, government ima pinigus į kišenę, o mums palieka tik tai špygą. Nu ir viskas. A jisai žmogus labai greitai susiprato. Gailas Atkevičius nėra, Dieve, tas tai mano žvaigždelė, jis mane. Sakau, čia mano mokytojų, žinau, jis man stebėjo, mano mokytojas, jis mano pradininkas politikos. Jeigu ne jis, aš tikrai nebūčiau šiandien čia. Tada, kai atsisėdom, pirmą kartą Jo, atėjai. ir tada, va, mūdvi tada, kai susipažinom pirmą kartą. Tai čia ir buvo mūsų visų pradžia. Viso mano gyvenimo pradžia, naujo gyvenimo. Ko negalvojat pastovėti, aš labai nesišėjau. O, eina vyrai. Dabar žiūrėk, jau vyrai pradėjo bijoti. Bet ką, šaunus vyrai, kokios skrybėlės gražios. Jau viskas, man anglų kalba, kai nemoku nei anglų, nei vokiečių, tai dabar man viskas jau įsimaišė. Jau susibjauro. Jiem nešalda? Dabar iš ko tam reikia paaiškinti? Hello! Nice to see you. And you. What are you protesting What is at? this? Please? More money? What is this? This is picket. Yes. Picket. Now, Yeah. English my is very bad. But I take you. This is my garments. This is appointments garments. He is not good people. He like money. Atsiprašau, kas čia organizuoja šį piketą? Ar yra organizatorius? Aš Lietuvos, aš Kauno gyventoja, paprasta eilinė, visiškai, jokiai organizacijai nepriklausau. Aš priklausau savo sąmonėje, savo Lietuvai, čia Lietuva mano, aš čia. Ir jeigu aš už savo vaiką, už save nepakovosiu iš čia, tai vadinasi, man tada nereikia gyventi, aš galiu tada atiduoti savo galvą, nukirskit ją, nes aš nenoriu gyventi tokioje Lietuvoje. Man savo vaikų gaila ir savo anūkų.
Ir pačio man gaila. Dėkui. Aš esu patriotas, tikras. Ne koks falšyvas, bet tikrasis patriotas, kur galiu atiduoti gyvybę, jeigu jos reikia. Norit, galiu susideginti čia ir parodyti, kad man nieko nereiškia. Ne, nereikia tiek. Sakot, dar pagyvenk, ar ne? Dar pakvailiok, ar ne? Bet jau čia nešilsmas ir nepaklijavo. Jau čia, žinokit, ašaros per ašaras. O jūs filmuojat savo mėgiamą ar kokiai organizacijai? Ne, aš internetui. O, gerai, mielasis. Na, dabar važiuosiu. Dėkuoju. Nes reikia, garsinkit, gal susivienysim, gal kažką padarysime, nes kitaip mes esam jau žuvę. Jau dabar žuvę, bet mes turim, sako, ir skęstantis už šiaudo sveriasi. Mes privalom kovoti už kiekvieną. Man kiekvieno vaikučio gaila. Nesvarbu, kad jis ne mano. Bet tai yra mano Lietuvos dalis. Tai yra mano kraujas. Tai mano protėvių šauksmas. Aš neįsivaizduoju, ar galima kitaip būti. Mano pareiga. Manau, čia visų pareiga, Lietuvos gyventojų. Bet ne visi tą suvokia, mes turim vienas kitą auklėti, mes turim, aišku, vienas politiškai vienaip supranta, kitas dar visiškai nieko neišmano, trečias jau labai puikiai supranta. Nu, žinau, kaip ir tojam finiše, vienas pradeda bėgti, kitas jau vidury, o trečias jau pabaigė finišą, ar ne? Čia lygiai tas pats. Mes turim išprūsti pirmoje eilėje, nes mes esam labai apolitiški žmonės, labai ramus, labai malonus, labai lojalus, prisitaikantis prie visko. Užteks gana. Yra lietuviškas žodis gana. Kiek galim kentėti, žiūrėti, kaip ap tave apvagė vidury baltos dienos. Nugi gana. Yra žodis lietuviškas gana. Ir naudokimės mes jo iš tiesų. Kaip bus, tai bus. Žusim. Nu, žinosim, kad žumom užties. Yra ir žodis pist. Kaip? Yra ir žodis pist. Kam to reikia? Čia yra tokie... Pistai čia jau toks lietuviškas, nu vaikpisiai tokie va yra, žinot, kaip pas mus va iš tvirkelių. Nori iš Lietuvos padaryti dabartis va šiuo metu mūsų vyriausybė visą. Jeigu kalbėti apie viską, tai dabar šiuo metu nori padaryti sostinę. Pasaulio sostinę, vaikpisių pasaulio sostinę. Bet ar aš galiu leisti motina būdama, kad mano, nesvarbu, kad jis ne mano vaikas, tą vaikutį niekintų. Aš esu auka buvusi tokių. Aš žinau, ką reiškia išgyventi šitą. Kai kas išgyvena, tas tik tai gali suprasti. Aš labai atsiprašau. Nieko tokio. Man sunku. Aš Jautriai gyvenau sunkiai, aš išgyvenau tą skausmą ir man to vaiko gaila. Nes aš iškentėjau irgi. Jūs jautriai priimat čia. Nu, įsivaizduokite, jeigu jums reikėtų išgyventi tai, ką aš išgyvenau. Aš irgi buvau papuolusi į tą situaciją. Tai kaip jausis dabar? Nestovėt? Neturiu sąžinės nestovėt. Labą dieną, mieloji. Prašom prie mūsų prisijungti. Prašom, mieloji. Va, pas mus dar plakatų yra. Ačiū Jums, kad išklausėt. Nieko tokio, prašau. Ir kas jau labai baisaus, išmeskit jau, nes aš emocinga. Nieko tokio, tai labai gerai. Aš negaliu, man reikia kelt žmonėms sąžinę budinti. Nes jeigu nebudinsiu aš žmonėms sąžinės, jie visiškai užmigs. Ir taip jau daug užmigę. O kokia jūsų vardas, pavardė? Mano vardas Leonora. O pavardė Smelstoraitienė. Labai įdomi pavardė. Smelstoraitienė. Smėlis storas rusiškai. 100 kart drąsi. Arba nuim galvą, arba palik mane gyvą. Tokia mano pavardė. Registruotų, tai suprantat, pas mus yra vis tiek 3 milijonai. Tai teko O kaip tamstos? Andrius Šėmas. Labai malonu. Man taip. Nu kaip paneimkit, va plakatėliai dar stovi. Nu, aišku, jau va, dar 15 minučių pašalsim. Bet ir pažiūrėsim, jau žiūrės statistikoje. 3 milijonai, kas mėnesį 10 tūkstančių išvažiuoja. Vis tiek yra tiek. Suprantat? Ne, žinokit, aš esu... O dar kaip jūs išlikot Lietuvoje? Išvežtas į genocidą į vakarus.